Labas rytas, gražaus ketvirtadienio rytą. Kaip matoma, Latvija šiandien išlydi mane su saulutė link Estijos, bet ne su šiluma. Dabar 4 laipsniai šilumos, nėra labai šilta, bet pirmi kilometrai greit to išilsiu ir bus vėl viskas gerai, bet be pirštinių, be striukės, be antbačių net neverta lyst į lauką. Savijauta iš pavakar, tai kojos jaučiasi pavargusios, bet dar jėgų turi. Šiek tais tikėjaus, kad bus sunkiau, bet sakyčiau, ganėtinai visai dar gerai jaučiuos. Vadinasi, Tartu miestą šiandien Estijoje tikrai pasieksim. Su tais maršrutais tai nežinau. Man siūlo važiuoti tenais, bet man va tas ženklas nepatinka. O jeigu ten pasuksiu, yra tikimybė, kad galimai aš išlysiu ant asfalto. Jo. Tiek to, jie renkuosi ilgesnį kelią, kad tikiuosi geresnį. O po to, kad nereiktų atgal grįžti. O taip, nepralošiau. Asfaltu greičiau važiuosiu. Palei žemėlapį turėjau iš čia išlyst. Gerai, kad pasirinkau šitokį kelią. Taip tolimesnį, bet išlindau ant asfaltą. O taip, tos programėlės istorija tokia, kur tada buvau ant žvyrkelio užvažiavęs. Ten teigia, kad yra asfaltas. Arba Latvijai laika tokių žvyrkelio asfaltuotų, ar programėlė pjauna grybą. Bet nieko. Atradau šitą kelią ir man jis tiesiai ves prie Estijos sienos. Estija! Kirtom Estijos sieną pagaliau. Pat informaciniai ženklai yra. Viskas, pagaliau pasiekta Estijos sieną, ją kirtom ir važiuojam link Tartu miesto.
Estija pasveikina su gerom įkalnėm mane. Daugiau kylų negu leidžias. Ir dar labai kai kur stačias. Ir kai kur ilgos. Nežinau, ar čia didesnės įkalnės, ar Aukštaitijai pas mumis Lietuvoj. Toks jausmas, kad čia kyli, leidės arba dar kartą kyli ir dar kyli. Tikiuosi greit baigsis tos beprotiškos įkalnės, nes greitis krenta, jėgas atėm. Kaip sakant, reikia energijos angliavandenių. Dar prasidėjo lietutis. Jau taip +6 temperatūra. O dar su lietum. Iš vis. Labai čia smagu. Šiandien man Estijoj. Bet nieko nepadarysi. 100 kilometrų iki nakvynės vietos, dar 32 kilometrai. Ir keli šimtai metrų tęsiant įkalnę. 5% įkalnės. Ne, tai nebedaug lieka, atrodo. Pirma nakvynė Estijoj su patogumais. Tokie ir patogumai. Kaip sakant, gavau atskirą kambarį su gėlytėm. Dviratis tenais garaže nuvarytas. Yra vonė, dušas, bet ten tokie patogumai. Kas nustebina, savininkė moka lietuviškai šiek tiek. Nebaisiai gerai, bet mok pakankamai. Reikės paklausti, ar nebus iš Lietuvos kilus. 6 dienos kelionė aplink Baltijos šalis apibendrinimas. Tik įvažiavus į Estiją prasidėjo amerikietiškai kalneliai. Aukštyn žemyn. Atjungė kojas ir visą energiją atėmė. Nuvažiavau 156 kilometrus. Aišku, būtų buvę išėję ir šiek tiek mažiau, bet
yra kaip yra. Na, čia nuovargis daro savo, kad galva nedirba, tiesiog galva nedirba. Dėl to gavus papildomi kilometrai. Dar Estija pasitiko man su lietum. Aišku, nestiprus, bet jau pakrikštėje. Tai pirmas įspūdis Estijai šlapia ir sunku. Pažiūrėsim kaip rytoj. Rytoj ir po rytą planuoju šiek tiek mažiau jau minti. Kokius 70-60 km. Pažiūrėsim palei situaciją. Dabar įsinomavau kambarį. Pasirodo, kas išnomavo man kambarį, yra kaip ir lietuvė. Tiksliau, jos tėvai lietuviai ir ji gimė Estijoje. Tai va, tokias istorijas. Einu ilsėtis, nes jau visiškai pavargau. Dar šiandien nemažai reikalų turėjau susirasti kortelį, pasidaryti internetą. Šiaip internetas Estijoje brangesnis negu Latvijoje. Ir taip parduotuvėse, kai apsilankiau, toks jausmas, kad šiek tiek brangiau nei Latvijoje. Tai tiek ir laukiam 7 dienos iki rytojaus.